Ja. Pirmas tikslas turbūt kaip ir pas visus Dakare yra finišuoti, nes be finišo tai yra neužbaigtas darbas. Tai tikiuosi, kad mes pasiruošėm neblogai. Turbūt lenktynininkai daugumoje visi žino Lietuvoje Vytą Balevičių, nes tai yra turbūt už Lietuvos ribų daugiausia pasiekęs Lietuvos mechanikas. Jis šiuo metu dirba užsienyje. Tai per tą laiką jisai aptarnavo ir Carlos Sainzą, ir Nasserą Lattier, ir De Villiersą, visus, kas laimėjo Dakarą. Ir buvo pagrindinis mechanikas prie šitų garsių lenktynininkų. Tai aš manau, kad jo ta patirtis irgi mums stipriai pravers. Tai yra debiutas ir man gal kaip už vairo, ir Dakare būtent. Ir Vytui debiutas kaip ne mechanikui, o kaip jau pačiam atsisėdančiam į automobilį. Dažniausiai ir važiuoju kaip vairuotojas. Dakaras gal vienintelė buvo išimtis, kadangi tai labai brangus sportas ir aišku labai brangios lenktynės, tai man tekdavo važiuoti kaip antrų piloto arba šturmanų. Nors aišku labai daug teko ir vairuoti už vairo, nes mes keisdavomės. Bet pasaulio čempionate Dubajui, pavyzdžiui, aš esu užėmęs aukščiausią turbūt Baltijos šalių vietą. Pirmą savo klasėje ir 5 absoliučioje, taip pat Šilko kelio, tai Dakaro serijos varžybose buvau 10. Libijos ralį esu laimėjęs ir visą tai esu padaręs kaip vairuotojas. Taip, automobilis dabar yra jau pilnai paruoštas, mes jį kraunam ant ralo ir jisai išvažiuoja šiandien į Le Havre uostą Prancūzijai, kur organizatoriai surenka visus automobilius ir juos vienu laivu siunčia į Pietų Ameriką.